Okay. Čia yra iš pradžios romanas vadinasi Zaira ar Zaira, aš nežinau, kaip dabar lietuviai kirčiuoja, turbūt Zaira ar Zaira. Tai yra, kiek supratau, arabiškas vardas, tai gal aš žinau tuos arabus. Pirmas skyrius ir aš čia skaitysiu, žodžiu, man autorius liepė peršokti į gabalą, tai nežinau, ar jūs pajusite peršokimą. Aš gal patylėsiu ten tuo pačiu, kad tai peršokti. Pirmas skyrius. Pirmoji svaigi kelionė mano gyvenime buvo motinos kūno. Išvydusi mane gleivėtą ir smailę galvą, tetos rankose jis sušuko. Kokia atgrasiai bjauri mergaitė. Teta nuramino ją, uždėjo delnus man ant kaukolės ir atsargiai suteikė į gražią formą. Tai jį gebėjo. Vėliau buvau jai dėkinga už tai, kad visi vyrai, vos tik spėdavau su jais susipažinti, iškart panūsdavo mane vesti. Nors su kiaušinio formos galva galbūt šis tas būtų buvę paprasčiau. Dabar būčiau sena merga ir tuo visai patenkinta. Arba nepatenkinta, bet niekados to nepripažinčiau. Niekuomet nebūčiau išvykusi už mūsų dvaro ribų, kaip ir senelį, o teta tik kartą, kai studijavo Vokietijoje. Būčiau senusi pas tetą iki jos mirties ir baigusi karštį viena. Senelė mirė, kai buvau dar visai maža. Nesėdėčiau čia ir nespauksočiau į namų duris priešais, į kurias nesiryžtu paskambinti. Nuo to laiko, kai palikau šį miestą, viskas jame sunyko. Nuo gretimo namo ant automobilio variklio gaubtų nukrenta plyta, paukšteli tartum šūvis. Vairuotojas nepatikliai pažvelgia aukštyn, pasikrapšto pakaušį ir nusikeikia. Taip riebiai burnojant nebuvau girdėjusi visus 30 metų. Vašingtone mažiau keikiamasi, ten daugiau šaipomasi. Taigi, jeigu Vašingtone plyta būtų nukritusi nuo stogo Šezodėt restorano, kuriam ilgus metus vadovavau ant vieno iš Baltųjų rūmų advokato automobilių, ir tas būtų suknežęs, vairuotojas nebūtų sugebėjęs taip nusikeikti kaip mano kaimiečiai. Vairuotojų žodžiai vis šiurkštesni, bet aš laiminga. Aš namuose. Net ir tai yra namai su visais keiksmais ir nešvankybėmis, kurios senelė išgujo iš pradžių iš namų, o paskui ir iš viso mūsų dvaro. Vidury kaimo jis sustabdydavo karietą ir vienam iš mūsų valstiečių atskaitydavo moralą. Jis neturys vidury baltos dienos drapsytis tokiais purvais. Visą savo įtūžį reikia patikėti sapnams. Kai sapnuoji, net Dievas vieną akį užmerkia. Nieko juk negali padaryti, jei sapnus įsigauna velnės. Bet užtat dieną ir valstietis turės žiūrėti padorumo ir būti tikras žmogus, o ne kažin koks pusžmogis. Mes šnibždėdavomės, jie vėl pamokslavo Dievo pavedimu. Kartą man jos paklausus, ar Dievas naktį užmerkęs neabė akis, pasigirdo toks trenksmas, kaip tas ką tik nukritus plytai. Trumpas, staigus ir stiprus antausis. Senelės humoro jausmas baigdavosi ten, kur prasidėdavo Dievas. Kadangi Dievas esąs visur, apie jos humoro jausmą neverta neužsiminti. Buvo kalbama, jog šitaip nutikė dėl to, kad ji buvusi parduota seneliui. Kai senelis parsivedė ją į savo namus, daugiau jai nė kartelį nebenusijuokusi. Čia dabar peršoku. Man gimus motina pakėlė baisiausią triukšmą, iššaukė. Po velnių, tai ne mano vaikas. Senelė atrodė bedieviškai girdėti taip kalbant savo dukrą. Tu juk matei, iš kur ją ištraukiau, pasakė teta. Aš nieko nemačiau ir nieko panašaus matyti nenoriu. Tada tu jautei. Buvo 1928, garų apgaubtas traukinys įvažiavo į mažą provincijos geležinkelio stotį. Mano motina visada buvo graži moteris, net ir tada, kai retsykiais tapdavo motina, daugiau ar mažiau svetima moteris, 1-2 kartus per metus pasirodanti dvare. Ji buvusi tokia maža, kad būtų galėjęs ją neštis ant delno, vėliau pasakojo tėvas. Ji buvusi tokia smulki, kad netrukus ją perverės per vestuvinį žiedą. Tėvas kartais perdėdavo. Jis nesiliovė tai kartojęs net ir tada, kai motina liko tik maža, bet nebesmulki. Motina dažniausiai sėdėdavo šalia jo ir tai įsitvėrus jam į ranką, tartum po daugiau kaip 30 metų vedybinio gyvenimo, jis vis dar galėtų pabėgti. Kai išsisukinėdavo ir šypsodavosi, jis spausdavo jam ranką arba gnybdavo iš launį. Pasakyk, aš noriu išgirsti. Tavo motina buvo tokia liauna, kad kaip kalėdų senelis būtų galėjusi pralysti pro kaminą. Netai norėjau išgirsti, juokdavosi į kumščiais, būgnydama jam per nugarą. Tėvas augalotas, kavalerijos karininkas, kurio kardas siekė motiną iki krūtinės sudėdavo ginklus. Tavo motina buvo tokia smulki, kad pratildavo pro mano sutuoktuvių žiedą. Jau geriau. Įtariu, mano tėvai iš tiesų vienas kitą mylėjo. Tetos Sofijos vyras buvo pabėgęs.
Nuo to laiko ji buvo tik pribuvėja visoms, tarp jų ir mano motinai. Nepasakytum, kad tai nereikšminga, juk galima ir tokiu būdu palikti pėdsakus, kaip ir ant mano kaukolės. Kartais čiuopiu galvos odą ir tariuosi radusi tą vietą, kuri suformavo man apvalę galvą. Anomet ji, jauna advokatė, grįžusi į Vokietiją ir pastojus nuo savo vyro, pražydo. Vyras jos laukia tik todėl, kad senelė Dievo pavedimu reguliariai jam droždavo pamokslus. Jis prašapo prieš pat Zizijos sūnui ateinantį pasaulį. Net Dievas nebeįstengė vyriškio sulaikyti. Niekas daugiau jo nematė. Vakare teta atsigulė greta jo miegoti, ryte prabudusi nieko šalia neberado. Nuo to laiko ji labai mažai kalbėdavo, nors nebuvo liūdna. Paprasčiausiai nebeturėjo ką pasakyti. Teta nieko nesakė ir mano gimimo dieną, kai motina pasišaukė ją, kad suveržtų korsetą. Mat keliauti traukiniu ji norinti būdama geros figūros. Kiek tik įmanoma neiščiai moteriai. Teta stabtelėjo ant slenkščio, į prijuostę nusišluosti rankas, priejo prie motinos, suėmė raištelius, viena koja įsirėmė į sieną, kaip tėvas visada darydavo, ir ėmė veržti. Manęs, tunojusios motinos kūne, niekas neklausė, ar man tai priimtina. Motina buvo abejinga Paryžiaus madoms ir toliau dėvėjo korsetą, net ir būdama nėščia. Tetai veržiant ir šniokščiant, motina sunkiai alsavo ir komentavo, grožis reikalauja aukų, stipriau. Taip mes abi buvome suveržtos, motina ir aš, tačiau aš už tai nusprendžiau atkeršyti. Galų gale seserys išseko, viena nuo traukimo, kita nuo įtraukimo. Jos pasižiūrėjo viena į kitą, skirtingesnių būti negalėjo. Motina, vyro numylėtinė, jauna ir gaivi, tik apvalesnė nepaprastai, teta Sofija, daug vyresnė, raumeninga, plaukai visada sušukuoti atgal ir surišti, akys įdubusios, panagės juodos nuo persodinėjimo. Tik naktimis jos plaukai būdavo palaidi. Kai pasilenkdavo, mane apgaubdavo jos plaukų skraistė. Praėjus daugeliui metų, kai komunistai iš mūsų atėmė viską, jaučius, arklius, žemę ir valstiečius, Zizi pasakė, kad teta Sofija savo plaukais galėtų traukti mūsų karietą. Motina pagaliau tvirtai suveržta pareikalavo, kad sesuo nusipraustų ir apsirengtų. Matinė norėjo, kad Miša, vežikas, jai išvykus, liktų vienas geležinkelio stotyje. Jis ilgai kažkam modavo skrybelę, tada tas kažkas jam pamodavo buteliu, paskui arkliai, trypdami laukus, klaidžiodavo iš vieno kaimo į kitą. Miša miegodavo savo taikiai karietoje arba ten, kur nugriuvęs. Koks geras Miša. Paskui ištisomis savaitėmis jis būtų nepakenčiamas ir skųstusi, kad Dievas jam į rankas įspraudęs butelį ir pakėlęs prie lūpų. Senelė vėl suskubtų jį atvesti į doros kelią. Tai buvo ne Dievas, bet tas kitas. Ji vengdavo paminėti to kito vardą. Senelė abiejų seserų laukė pačioje, didelėje vėsioje svetainėje su persišku kilimu, itališkais baldais ir paveikslais. Joje buvo sudėtos Hugo, Balzako ir daugybė kitų knygų. Buvo bohemijos stiklo taurių, prancūziškas porcelianinis servizas 20 asmenų, angliškas skrynia, ant kurios stovėjo. Čia parašyta Mayflower, bet gal tai yra puriena ar būdabėlė kokia nors? Mayflower. Čia yra Mayflower, tai yra turbūt gėlė išdimti Majuje. O šaizė. Nu, taip būtų parašyta, kad stovėjo, čia laikrodis. Ok, Mayflower. Laikrodis be gegutės. Vieną dieną išmušėjo jos valanda, kai motina dar vaikas nusprendė ją išlaisvinti. Kai nieko nenujausdama, gegutė lygią valandą išlindo užkukuoti, motina ją ištraukė. Niekas nepastebėjo, nes visi taip buvo įpratę, kad gegutė virš jų galvų iškukuotų tikslų laiką. Užtenka. Dar truputį. Ok. Ant sienos kabėjo Velaskezo drobė, ar Velaskezo, nežinau, kurią senelė buvo gavusi iš savo tėvo, kai šis ją pardavė mano seneliui. Dabar jis nori atpirkti mano meilės, užšnabždėjo jį. Niekada nepadėkojo, bet paveikslą pasikabino. Senelis Nikolaja, pardavinėdamas galvijus ir prekes, keliaudavo išlaidžiai. Važiuodavo privačiu traukiniu priekinėme vagone, išmuštame Svietenijos medieną ir rūkydavo cigarą. Kitose vagonuose kantriai laukdavo gyvuliai, riauksodavo kviečių krūvos. Vynas būdavo laikomas vėsiai, traukinys kildavo į Alpes ir leisdavosi į Venecijos lygumą, išnirdavo iš Švarcvalderą vėl
Įnirdavo iš Švarcvaldą ir vėl išnirdavo Prancūzijoje. Senelis patenkintas glostydavo barzdą, mygdavo karvės. Tuščiu traukiniu važiuodamas namo dar stipriau glostydavo savo barzdą dėl banknotų pripildžių jo seifą. Burgundija, Bazelis, Innsbrukas, Münchenas, Ravena, Bolonė skriedavo už lango pro šalį, Vogėzai, Pirėnai, Barcelona, laukai pilni grūdų ir gyvulių, į kuriuos mestelėdavo tyrimą žvilgsnį ir jie galį konkuruoti su jo grūdais ir gyvuliais. Iš ten, kur ilgiau apsistodavo, kur vykdavo galvijų ir grūdų turgus, arba kur gyveno jo verslo partneriai, jis ką nors parsiveždavo. Iš vienos pirmųjų savo kelionių į namus parsivežė ir senelę. Tai buvo tada, kai jo tėvas, nuo dar jaunas vyras, jį pasiėmė kartu į Kataloniją. Jie važiavo per Europą, kildami ir leisdamėsi. Prie Belgrado tėvui teko įsitraukti kapšą, kad nuramintų kaizerio pareigūnus. Italai panaudojo gyvulius suskaičiuoti po vieną, todėl turėjo juos visus išvaryti. Prancūzai jiems padovanojo duonos ir sūrio nuo stalo muitinėje, kur jie atsisegiojo marškinius ir kelnes ir sėjosi nuo karščio. Jie sustodavo visur, kur rasdavo vandens ir pašaro gyvuliams. Sako, užteks. Aš dabar